Sveiki, mielieji! Su geriausiais linkėjimais pristatau Jums autorinę savo aromaterapinės kosmetikos kolekciją, kurią pagaminau ką tik, būtent šiam sezonui. Ir dabar apsuksiu kamerą ir pradėsiu nuo veido linijos. Veido priežiūrai visų pirma naudojam hidrolatų. Šie mėlyni buteliukai yra mano testeriai. Ir šiuo metu turiu labai prabangius hidrolatus. Organinis rožės damastenas, damaskinės rožės hidrolatas. Jie yra nelietuviški, tai reiškia labai koncentruotas kvapas. Toks hidrolatas iš tikrųjų ir turi būti. Nerolio apelsino žiedų hidrolatas ir santalmedžio hidrolatas, kuris man pačiai yra naujiena ir dieviškai kvepia. Hidrolatu nuvalom veiduką, nupurškiam arba ant vatytės, jis atstato odos rūgštinę šarminę mantiją, paruošia odą kitos kosmetikos priėmimui ir toliau galime naudoti aromaterapinį rožių serumą veidui. Šitame buteliuke yra viena sudėtingiausių mano gaminamų receptūrų. Šakinėje manoje. Į šį serumą įeina bene 40 komponentų, labai retų, maitina giliai odą, drėkina, balansuoja, čia įeina labai prabangus lipidai, tokie kaip granatų sėklų, taip pat nakviša, vakarinė primulė agurklė, argano aliejus, įvairūs infuziniai aliejai, kurie mažina odos uždegiminius įvairiausius procesus, įeina prabangių labai eterinių aliejų sinergija, dominuoja rožė, roza damascena, roza centifolija. Produktas yra labai skalsus, ant drėgnos odos nedidelį kiekį įmasažuojam, jis yra želė konsistencijos, lipidinės ir želė konsistencijos, labai greitai įsigeria ir ant viršaus galit jau dėti makiažą. Merginos sako, kad labai gerai laikosi ant jo makiažas, arba toliau galima tepti štai šiuo maitinančiu regeneruojančiu rožių kremu. Jame taip pat dominuoja rožių sinergija, lengvos tekstūros, maitinantis, regeneruojantis. Jei panaudosite eidamos miegoti keletą kartų, naktį šis kremas suveiks kaip kaukė, kūnas oda neprakaituoja, vadinasi neužkemša porų, nėra okliuzija ir maždaug per mėnesį laiko pamatysit, kaip gražiai regeneruosis odos ląstelės. Štai čia tos gražios dėžutės su rožyte yra aromaterapinis kremas pakiams. Jį taip pat sudaro labai prabangus lipidai, kadangi naudojama aplink akis, galbūt probleminėse vietose, aplink lūpas yra mažesnė eterinių aliejų koncentracija, kad nesudirginti akių ir tų jautrių vietų. Ir labai tinka tiesiog kaip kolekcijos dalis. Vadinasi, hidrolatų sudrėkinam odą, subalansuojam pH, po to panaudojam serumą, kai serumas įsigeria, ant viršaus tepam kremą arba serumą ryte, kremą vakare ir kartu naudojam kremą akiams. Odos ląstelės regeneruojasi per 20 kažkelias dienas, priklausomai nuo žmogaus amžiaus. Paprastai rekomenduoju, naudojant aromaterapinę kosmetiką, jos nemaišyti su sintetiniais kremais iš kitų firmų, tiesiog, kad jūs pamatytumėt poveikį. Ir labai greitai per kokią savaitę, kai oda pasimaitina, kai tiesiog atsipalaiduoja, praeina uždegiminiai procesai, bus toks jausmas, kad net jeigu jūs pamirštat patept kremų, odai nieko netrūksta, taip elgiasi sveika oda. Ir dar moteris pastebi, kad yra nuostabus aromatas, kas turi tokį psichologinį poveikį.
Kūno priežiūros kolekciją sudaro aromaterapinis kūno šveitiklis, vadinasi Paimk mane kas rytą, tai yra magnio sulfatas, epsom druska, tiesiog kuri plaukėja prabangiuose lipiduose ir labai skaniai kvepia, lengvai nupilinguojam kūną, netgi veidą, paliekam ant odos, kad transderminis magnis patektų į kraujo ratą, pamaitintų mūsų organizmą, kad nereikėtų paskui gerti magnio tablečių ir nuplaunam, nuskalaujam vandeniu. Aromaterapinis šampūnas Carpe Diem Skink dienas balansuoja galvos odą, sebumo išsiskyrimą, stiprina plauko svogūnėlį, gerina kraujotaką, limfotaką, mažina uždegiminius procesus. Ir šitoje kolekcijoje taip pat yra balzamas Carpe Diem, kuris taip pat stiprina svogūnėlį, maitina plaukus ir kartu naudojant taip pat pamatysite, kaip atsigaus galvos oda po dažymo cheminio, galbūt kažkokio tai terminio apdorojimo arba tiesiog stresuota oda. 1001 naktis yra mano gaminamas legendinis kūno aliejus, tai yra prabangus lipidai, kuriais tepam drėgną odą, ir jis yra iškvepintas atarais, distiliatais percentalmedžio aliejų, natūraliais augalais. Šita partija 1001 nakties, kadangi kiekviena partija skiriasi, ją galima pavadinti juodasis muskusas. Tai yra toks šiltas, rytietiškas, toksai seksualus, erotiškas kvapas, kuris suteikia šilumą, saugumo jausmą, pažadina jusles tuo metu, kai aplinkui pilka ir šalta, gerina nuotaiką ir be abejo labai patraukia aplinkinių dėmesį. Ir monoide taite, tai yra šalto spaudimo kokoso aliejus, kuriame buvo mirkomi gardenijos žiedai, vietinė kalba vadinasi tiara. Ir gardenijos žiedai visdami iškvepia paskutinį kvapą į manojos aliejų ir jį iškvėpina. Kad kvapas būtų stipresnis, nes man patinka, kad būtų ne kaip 9 vanduo nuo raudono kisieliaus, labai nemėgstu šudeliauti, tai šitą manoją aš dar iškvėpinau gardenijos absoliutų ir eterinių aliejų. Tai patikėkit, mažai nepasirodys, kvapas yra tiesiog dieviškas. Tai štai, mielieji, tai yra aromaterapinė kosmetika, be abejo turiu visus pasaulio eterinius aliejus, atarus, ko tik tai širdis geidžia. Neužilgo sausio 3 vėl išskrendu į Egiptą, todėl jei turite kokių norų, pageidavimų, duokite žinią kaip galima greičiau, kad suspėčiau jums išsiųsti arba kad susitartume dėl jūsų apsilankymo. Produktų kiekis kaip visada yra ribotas, kadangi jie yra labai koncentruoti, juos sudaro labai prabangios medžiagos atkeliaujančios iš labai tolimų pasaulio kraštų, ir kuomet ši kolekcija baigsis, jinai tiesiog baigsis. Tai vat, labai tikiuosi, kad šitie dieviški aromatai, aš pati tik tai juos ir naudoju. Turiu nuolatinių klienčių, kurios gali sau leisti bet kokią prabangę, ten užsienietišką kosmetiką ir ne tik, bet naudoju šios produktus, kadangi jie labai tinka tokia jautriai, alergiškai, problemiškai odai ir tiesiog kartu yra dieviški aromatai. Tai va, lauksiu jūsų žinučių, skambučių, linkiu smagaus švenčių laukimo, apkabinu jus ir su geriausiais linkėjimais. Jūsų Dalia.